Aš esu už tai, kad mokėti mokesčius ir viską tvarkingai daryti, ypatingai kas liečia skaitmeną, kad vėliau nereiktų gailėtis. Tačiau supraskite teisingai, jeigu yra būdas optimizuoti mokesčius legaliai ir tvarkingai, kodėl nepasinaudojus. Ir šiandien noriu pristatyti 72 taisyklę. Šitos dalykus reikėtų mokyti mokykloje. 72 taisyklė yra formulė sužinoti, kas kiek laiko jūs galite padauginti savo pinigus. Jeigu jūs gaunate 10% pelno per metus, tai reikia 72 padalinti iš 10, reiškia per 7,2 metų jūsų pelnas padvigubėja. Ką aš dabar noriu pasakyti? Mes Lietuvoje dabar turim progresyvinius GPM mokesčius, gyventojų pajamų mokestis, ir didžiausias yra 32%. Tai dabar paimkim apvalų skaičių, kad būtų lengva skaičiuoti. Tai aš jeigu Lietuvoje noriu 100 000 išsigryninti pinigų, aš turiu sumokėti 32%. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad 32% yra mano kapitalo prieaugis, jeigu aš moku 0%, optimizuoju juos. Padalinus 32 iš 72, tai čia gaunas virš 2 metų. Ką tai reiškia? Kad jeigu aš moku nulinius kripto mokesčius, va tokiai sumai, mano portfelis gali išaugti dvigubai daugiau negu per 2 metus. Tai praktiškai per 9 metus 4 kartus. Vien tik dėl to, kad optimizuoju mokesčius ir čia apskritai be kito kripto prieaugio, be pelno. Čia vien tik dėl to, kad optimizuoju mokesčius. Tai ieškokit būdų, jau yra.